Viskas labai gražiai, gražiai arena, labai džiaugiuosi pats esu panevėžietis, kad turi tokią areną, nuostabi atmosfera, už pusvalandžio bus dar karščiau, labai malonu buvo. Prašau klausimų žaidėjų. Ar buvo momentų, kai galvojat, kad galbūt nebepavyks laimėti? Ne, taip negalvojam. Taip paprasčiausiai kaunamės iki paskutinio. Tarkim, šiandien tai pavyko. Dasileidom iki tokios situacijos, kur mano nuomonė taip neturėjo įvykti. Bet patys kalti buvom ir ačiū Dievui, kad taip irgi viskas gerai baigėsi. Dėl to, kad šiek tiek atsipalaidavot, ar galvojat, kad galbūt lengviau laimėsit, ar kaip man? Manau, gal buvo šiek tiek atsipalaidavimo. Čia provokacinis klausimas. Prie trenerių negali atsakyti jisai teisingai. Manau, jisai sakys atsipalaidavo, tai ką treneris pasakys, tai palauk. Tai galbūt ir buvo šitas atsipalaidavimas, po to trečias kėlinys, jų pataikymas buvo fantastinis ir tikrai visus priblaškė tritaškai. Kelias susimušė. Ne problemų. Labai gražių žiūrovom. Aš galvoju, kad jie ant mūsų nepyks ir šiauliečio sirgaliai. Tai yra žiūrovinės varžybos. Treneris sako, galėjo Tomas išgelbėti, o Tomas išgelbėjęs ir taip. Aš nesu matęs, kada Tomas 3 tritaškus pataikytų. Ir matėsi, kad komanda tokia žaidė gerai nusiteikus tokį krepšinį, nebijodami atakavo ir pavyzdys, sakau, kad ir Tomas metė, ir Matejūnas. Aišku, mūsų vyrai gal šito nesitikėjo ir jie tokie jautrų žmonės yra. Aš žiūriu, lygtai gražus rodikliai, asistų tiek daug, rezultatyvių perdavimų, baudų meta mažai. Mažai agresijos tokias, per daug inteligentišką krepšinį žaidė. Mes vakar nukentėjom, susidūrė su tokia agresyvia gynyba ir šiandieną su, sakyčiau, nustebinusiais taikliais tolimais metimais ir tada tokia praranda tokį gerą nusiteikimą. Tai man kaip treneriui malonu, kad aišku jie pralaimėdami, pralošinėdami. Rungtynė eigoje 8 taškus, turėdami persvarą, bet pralaimėdami vis tiek sugebėjo sustabdyti žaidimą, sugebėjo pakreipti reikiamą linkmę. Aišku, kad Tomas neįmetė paskutinį baudų, tai čia jau Fortūna šiek tiek išlygino tą santykį, bet labai pamokančios ir man rungtynės, ir vyram, taip kad. Tai prašau klausimų, kuriam treneriui pasakykite ir klausimų. Kaip tai inteligentiškumą naikinti? Su Bizūnu. Liepsit muštis per treniruotę toliau? Viską liepsim. Šiauliai yra regbio miestas, aš sakiau, dabar regbistus pasikviesim kada nors į treniruotę. Jie